Taip, mes dabar esame prie skraidenio, prie policijos. Čia man reikės daro pasus. Ir čia yra kebabinė. Gal jie turi sumuštinį. Sumuštinė reidas. Šorš kebabai. Naugarduko 99. Mėsainį jie neturėjo, bet turėjo tą legendinį daiktą kaip kebabas bandelėje. Tebūniečiai ir sumuštinis. Aš neišranku šito požiūrį iš tikrųjų. Taip, dabar bandau atsirinkti, kadangi vienas buvo didelis kompleksas, operatoriaus kitas kompleksas buvo mano, ne toks didelis, bet esmė tame, kad jis buvo būtent bandelė. Jo kaina yra pagal šitą skrajutę 11,99 čia litais. O šiuolaikiniais pinigais 3,90. Šiuolaikiniais pinigais. Gerai. Sukas pakankamai greitai, negi turint omeny, kad dabar pietų metas ir už vairo tik tais vienas turkas. Nebandau būti rasistiškas, bet, manau, kad sukasi puikiai ir intensyviai. Kol kas atrodo ypatingai apetitingai. Labai teisingai pagaminta mėsa. Matosi rimti jalapenai. Bet daržovių tai taip, yra. Čia rimtas mėsos šmotas. Rimti jalapenai. Iš tikrųjų skiriasi nuo tų visų kebabų, kuriuos man teko ragauti. Netgi, nesu tikras dėl bandelės, iš tikrųjų. Ne taip dažnai ją tenka bandyti. Bet ne per daug padažo. Jeigu tai būtų tikrai sumuštinis, o ne kebabas bandelėje, šitas geras. Dilema. 7, bet tik dėl to, kad tai nepavadinta būtent sumuštiniu iš tikrųjų, nes puikiai mėsa, viskas gerai, pagamino pakankamai greitai, nors reikėjo laukti vietoje ir visą kitą, kažkaip visiškai neprailgo, reiškia, sukasi greitai, tik tais vienas žmogus, eilė visą laiką yra. Iš tikrųjų, galėčiau duoti ir tuos pačius 9 arba dar kažką, bet tiesiog duosiu 7, dėl to, kad reikia atsvaros. Nes čia nesumuštinis. Lengvas pataisimas. Čia net skrajutė neparašyta apie bulvytės, bet jos yra. Jeigu teisingai, manau, čia vegeta. Taip, manau, pagardintos vegeta. Bet tai, kad yra ir servetėlių, ir visa tai, ir viskas už tiek, kiek yra, tegu neštų.